Turim problemą. Reikia. Žus kamput nemandagus koks. Žinau. Žintas blogas papuoliau. Maručis. Patlo. Arbatėlės mums. Klausyk, Mauručius Pipkės buvo sulaikų siūlė. Ir nepaėmė. Nors vienas buvo galėjo. Nereikia. Tegul pasėdė, daugiai neduos. A tu čia geriau mums papasakok, kokias... Žinau. Tikrai? Aš tu prisiekiu, Lorencai. Išeitų, kad Kuperis Ticharėnų mūsų vydina šringą Kuperį vežė pusę limonai. Aš nežinau. Kas čia darosi? Jūs du... Aš to irgi nesuprantu. Tada tegul sėdi. Nu, aišku, neringos gaila, bet gavo, ko norėjo. A ne? Einam. Sėskite į mašiną. Man pirmiausia. Bet tai tas pirmiausia. Galit uždėti. Noriu namo. Ko liūdna princesė tokia? Pavargusi namo nori. Eglutė, žiūrėk, ką turiu. Ačiū, dėdė Lorencai. Kas taip sako, dėdė Erlandai? Viskas gerai, eim pakalbėsim. Gerai, aš to ateisiu. Pasidėk čia, gerai? O tu žais. Kokius pinigus vežiai? Ką žinai? Nenoriu tą temą kalbėtis. Kodėl? Rut kampot. Tu čia rimtai tarp tavęs ir nieko nepasakosi? Ne. Tu man nieko nepasakosi, aš gerai. Noriu piktis. Ir su tavim nenoriu, todėl baigim šitas kalbas, man laikas namo, nes jau dukrytė. Gal nors ačiū pasakysi, kad dėdė Lorencas ištraukė iš mentūros? Aš niekada šito nepamiršiu. Dėkui. Man jau tikrai laikas namo. Neringa, būtų Zylė gyvas, jis tavęs nesuprastų. Tu Zylės visai nepažinojai. Galiu eit? Palauk, Neringa. Kam tu vėliesi tas Kuperinės amnes? Ai, tu net ir pinigų. Aš skaitau. Renkis, mažutė. Pasakyk dėdei Erlanui ate. Ate. Laimingai mergaitės. Ant Neringos išėjo, bet taigi čia grina savigina, nieko nebus. Kuperį tu iš Neringos kurjerį padarai. Kas toliau? Dileris, 10 metų kalėjimo. Pervežt pinigus, čia joks nusikaltimas, koks skirtumas? 100 eurų vežė. O kad kažką slapta sukino mūsų, irgi nieko tokio. Lorencai, aš ką su tavim kontraktą kokį turiu pasirašęs? Ką aš negaliu pinigų iš šono pasidaryti? Turi kontraktą, Kuperį, turi saiką, kuriuos net nereikėjo duoti. Mes esam šeima, viskas sprendžiam kartu, o ne po vieną. Taviniai, grėplius. Šiandien Neringa pridavė, bus bėda visus priduos. Nu ką jūs čia kalbat, hebra? Su juo kalbi. Tu nematai, kad jis padėjęs ant mūsų. Tegul Valinas su savo bizniukais nori atsiskirt, prašau, laisvas. Tu nekelk balso, Lorenzas sprendams. O mes tave į šeimą priėmėm. O kas viso šalino kampoto dabar? O tu man dėl 100 litrų... Kuperį, čia jau pinigai. Štai apšeką ir baigiam šitas razborkas. 10% Neringai atiduot. Futbolintų jie nuo visų reikalų, jei vaiką auginti reikia. O ne šaudytis rytais ant plentų. Amazonė atrado. Būtinai be bazaro. Žinok, mes tavęs daugiau nedengsim. Sugoja. Lorencas daugiau nemazina. Mes tave parveš namo. Pinigai. Jeigu suka su narkotikais, tai vėl traukėsi. Girdai, Kuperį, turiu pats spręsti. Supratau, tai jau galiu eiti aš dabar. Varom, mašinas paimti dar reikia. Kas yra? Kuperis daug dėl mūsų padarė. Negaliu aš šio praspirti kaip locho. Palauksiu. Jei nuspręs likti, tada ir pakalbėsiu. O tu nematai, kad jis jau savo kolektyvą kala? Šiandien tavai nieko nesprendžiam. Gali važiuoti namo. Tu lieki, noriu pasikalbėti. Okay.
Gerai, iki. Tai viskas tik tarp mūsų gerai. Ok. Sakydavau, gyvenkime vieningai, kaip bitės. O dabar kažkoks gyvatinas gaunasi. Kuperis ir Neringa, vot kampot, negerai daro. O to kas bus rytoj? Geriau tikrai nebus, jei nepradės, ką žinot. Neringa pramarga, dar jos neuždubasino. Man reikia informacijos. Tegul tavo vyrai pastato blakes. Visur. Viktoro namuose. Neringos, Neringa, Santa. Taip. Jei Kuperis daro savo kolektyvą, kaip ir mus žino, padarysim. Kodėl? Riūna. Čia vidinis patikrinimas. Visų, supranti, prevencija. Jomaja, Jeigu... Santai, GPS, gal kokius Kuperio nurodavimą, kurį yra kaip ir viskas. O kaip tu mus ištraukiai visus? Greit atvažiavai, Lorencai. Seniai besimatėm. Kas nutiko? Mano žmonės uždaryti. Noriu, kad paleistum. Girdėjau. Anksčiau jūs puolėt, dabar jūs puola. Gal žinai, kas ten tokie? Nežinau. Vendetą nori daryti? Ne. Aš noriu, kad mano žmonės išeitų į laisvę. Su visais pinigais, kurie policijai. Čia 20. Jie juk nieko nepadarė. Norėjo Neringai, amžinatilsį Zylės žmonai padėti. Mes abudu turim ką slėpti. Teisingai? Teisingai. Padaug tam. Iki pietų viską sutvarkysiu. Lorencai. Nieko ypatingo. Sėdės skambučių ir viskas. Aišku, važiuosiu. Daug darbo čia užkrovai. Didokas. Viršutinis 155, apatinis 124. Vaistus geri? Sunkiai šiandien diena buvo. Tau fizinio darbo visiškai jokio negalima. Ne ta prasme. Palievas per daug. Aišku. Filmą kokį? Komediją pasižiūrėk, o jeigu viskas gerai, kitą savaitę paskutinę skeveldrą išimsim. Nejudinu. Tai lieka atminčiai. Kam tau prisiminti? Apie praeitį geriau negalvok. Vėliau pakalbėsim ir kol kas jokio alkoholio, gerai? Klausau, daktariu. Honoraras virtuvėj ant stalo. Ačiū ir gero vakaro. Ačiū. Tu, mano mylima moteris. Tik iš tavo alsavimo aš pasisemiu jėgų savo.
Galvoju, pietų bulvių pasikepsim. Ką čia galvoju? Neprisimeni kokią šiandieną? Kiek mano trenkta galvoja. Trečiadienis. O kas? Tu nieko neatsimeni. Lygiai prieš metus aš išėjau į laisvę. Sveika. O tu ką? Galvoju, neateisiu pasitikti savo Kento, nepažįsti mane skambinu. Netikėjau, kad ateisi. Rotkam pat kaminu. Na kur tai, vaiknaminis kaip ir aš. Niek, yra kažkokie. Geriau važiuojam pas mane, vietos daug, galėsi. Kaminai, tai nepradėk dėkoti, užknysiu. Kaip prie tavo gerumo pripratau. Naudojasi dabar. Tai ir naudokis, kol gyvas. Reikėjo žvakutės. Jei metai, tai vadinasi žvakutė. Nereikėjo sakyti. Aš apie viską pagalvojau. O. Man irgi. Mačiau laiškus, nuotraukas turi iš zonos. Kam tas labas? Mes nafik. Tu gyveni praeitim. Tu geriau anglų kalbą išmoktum. Tau nereikia. Bet turėtum užsiėmimą. O tai dabar sėdi, skaitai, vartai tą makulatūrą. Tai kupra. Praeities kupra. Jie reikia nusimesti. Supratau. Davai ne šiandien. Jo, ne šiandien, šiandien šventė. Palauk. Eidžiu. Ne. Aš to išsiaiškinsiu. Palik tą peilį. Nuo ryto iki vakaro su peiliu. Dar įsipjausi pirštą. Kainys Lietuvoje. Tai ko iš... Santa žino. Šį kartą laimės tas, kas bus greitesnis. Arba kai šalins ne tik mane, bet ir Cooperį ir tave. Kiaunės nešiok. Kam tu nešiojasi? Santa, apkarstyk GPS-ais, tai kilometrą tęsusi. Bet kur yra kainys, aš turiu žinoti. Klausyk, aš tą keinį. Aš žinau adresą. Jo adresas iš Miltų, o gyvena jis po tiltu. Nu, zdarova. Keinys prašė perduoti. A ką pats kainys? Vėl su viduriais kankinasi, ką? Западло? Lorensai, Ką? tugi čia švabra. Oi, klausyk, kaminai. Laikas atsikratyti tų zonos panetkių. Švabra į rankas. Pasamdysiu tau žmogų už kelis eurus čia viską išlos. Dinsim švabras. Niekas... Net neprisiliesi. Prisilies galiu. O čia į kampą. Pastatysiu, tegul savo stovi ir laukia šeimininko. Cooperis. Kodėl aš nieko nežinau? Tai skambino, pamiršau pasakyti. Tam kitą kartą pasakyk. Dariukas. Labas. Pasodinti. O kodėl? Kad zona... Sveikas. Nu ką einam, matai, немай месяц. Kalbėk, paslapčių neturiu. Domina mano ir Santos asmeninis gyvenimas. Blakių prika... Kainys Lietuvoje. Tam Blakas pasakė. Su kainiu? Ir tai tegul grįžta. Ką mano leidimą reikia? O kaminas
ir parašysiu leidimą būti Vilniuje. Taikiniu ant nugaros. Pavargo jie su tavim tartis. Jįgi patį išdūrė. Aš jo vietoj ir tik taip. Paprat. Išdaviau, nori. Jei Kenys vaikščiotų gyvas, kaip tu galvoji? Gėriu. Gerai, kas siūlo Kenys? O tai ką moka? Jei nekaltas. Šalį. Nieko nedarė. Slapstėsi visą laiką. Gerai. Limonas. Tai kol palaukstų dar. Ir susirink. Limonai iš čia visus išvartytų. Tokia išdavystės kaina. Ką? Ką? Jis man, žinok, visai nepatinka. Jeigu atvirai. Gerai. Pasakyk Keniui, kad nori susitikti. Tik kol jis būna bukas ir užsispyręs. Ir dar. Paskutinis klausimas. Jeigu lieki, tai neturi su savo kaimą antatamį. Bet aš nenoriu trauktis. Iš kur čia ištraukiai? Sprendžiu iš tavo elgesio. Aš elgiuosi kaip normalus žmogus. Investuoju pinigus ten, kur grąža didžiausia. Pypkės jau sena tema. Yra naujų, iš kur galima babkių daugiau pakelt. Narkotikai slidus reikalas. Ten vieni kitus skundžiam. Tai... Klausai, Kuperi, tu išsiaiškinai, kad tave kažkas puola, atbėgi pas mus, skundėsi, pagalbos prašai. Kaip? Draugai, aišku. Draugai taip nedaro. Draugai įsuka į bėdą. Nu tai aš ir sakau, iš Amfos daugiau pinigų galima nukelt. Tu nebenori ramiai gyventi? Pasirinkimas vienas. Apsispręs turi dabar. Nu tu čia ir užlenkiai. Taip, dabar. Nes taip tu man nei baltas, nei raudonus. Klausyk, jiem irgi nepatiktų. Tau patinka Nu tokių kuo toliau noriu laikytis. Kuperi, jeigu... tas kampuotas. Dukrą turi auginti, o ne kalėjime. Okei. Atšoku nuo Amfos. Lieku prie senų temų. Tai visiems bus geriau. Nu va. Ir maladėts. Ilgiau gyventi. Ага, почверенься уж ты этого. Багу гермес tas čefyras. O, jau progresas. Kuperi, skambutis buvo, pakalbėti reikia. Nu tai mes kaip ir baigiam, ne? Taip. Organizuok. Susitikės pažiūrėti. Atsiuntė kilerį manaurai. Tegul jis man pats apie tai papasakoja. Ką? Iki. Kuperio nėra. Sako, kad Kuperio nėra. Desantą yra? Pasantą. Pasidėsim, palauksim Kuperio. Niekas per daržą. Klausia, iš kur šitas fruktas. Kenė apsauginis. Kenys čia. Tai labai gerai. Pat nugi taikytis atvažiavo. Prie mašinos. Šmanuoja Kuperio kieme. Na ir laikai atėjo, a? Tai kur čia atvažiavot? Aš tau sakiau, nesivedžiok to peiliu. Aš rangėjau pasilgai, bet tavo tėvas yra. Teisingai? Aš ne... Tai paskambink ir pasakyk, kad privažiuotų. Gerai. Šunis, kad laukia stovėtume. Nu kam tai apie mus kaip apie žunis? Pat savęs negerbiu, o nori, kad tave gerbtų. Prasižiūrėjai. Ir iš burnos rūpužiai skrenda. Gerai, tada. Nereikia laukti. Aš dar ilgiau.
Čia Kaminas, man draugas. Ilgai buvo kurortas. Kai sėdo, turėjo pravardę Vaikas. O išėjo jau Kaminas. Gali viską kalbėti prie jo. Jis mano kaip ir vertėjas. Ir metraštininkas. Prašyt moki? Visų pirma, aš noriu tau labai padėkoti, Laurensai, kad atvažiavai. Ne man dėkok. Kuperiui. Paprašė ir atvažiavau. Pradėjau sekti, aš supratau, kad greitai pasirodys ir killeris. Tada, tą prakeiktą dieną, iš tikrųjų, aš buvau sutikęs tą Hubertą. Aš paprašiau, kad mane nuvežtų pas jį. Kieno prašy? Gerai, toliau. Aš važiavau. Aš buvau įsitikinęs, kad aš galėsiu išsklaidyti tą visus apėmusią beprotybę. Nu tai kaip maras. Jūsgi visi buvot apsėsti žudimu. Žudimo. Ir Hubertas pasakė tau, kad nebežudys? Aš ištraukiau iš jo šitą žodį. Aš. Jisai prisiekė, kad nori su tavim tartis. Taip. Aš galėjau patikėti Hubertu, galėjau ir netikėti, bet aš patikėjau. O jis pasiuntė tau killerius. Štai ir visa istorija. Tu išdavei mane. Palauk, Laurensai. Išduoti vardan susitaikymų, vardan taikos? Ne, tai neišdavystė. Ne. O kas tada? Mano klaida. Mano klaida, kad aš pasitikėjau Hubertu. Jis man pasirodė garbi ir sumokėjau už tai savo gyvybę. Aš nenoriu. Laurensai, aš nenoriu būti dabar jo vietoje. Todėl... Jie nužudė Aurą, mano moterį. Jie nužudė visai nekaltą moterį. Aš pasiruošęs kompensuoti už visas tavo moralinės skriaudas. Aš atlyginsiu finansiškai. Tai būtų kaip ir garantas, kad aš nedarysiu jokių kitų judesių. Aš noriu ramiai gyventi. Milijonas. Milijonas. Limonas. Ko? Milijonas. Padėjo. Tai ar jau gal... Santa, nieko nereikia, palauk. Milijonas. Turiu tokių pinigų. Turi. Išparduok viską žinoma apie tavo miškus, sklypus. Nu tiek nebus. Nu, aš galiu, kad ir rytoj tau perrašyti visus savo sklypus, visus miškus. Nu, ten susidarys tik tai 100 hektarų. Per visą tą laiką, kol aš slapščiausi, mano visi verslai bankrutavo, supraskite. Aš neturiu tiek pinigų, aš tiek nesurinksiu. Klausyk, tu norėjai išgirsti laisvės kainą. Tu ją išgirdai. Jis savo žodžio nekeis. Gražaus vakaro. Aš neturiu tokių pinigų ir aš ne... Trina? Trin. Kaip sekėsi? Puikiai varot kampot. Milijonas. Ne, aš matau, kad mes nesusikalbam. Neturi keinimus. Aš ramiai gyvenu. 50 ant 50. Pasis milijonas. Kodėl? Girdėjai, Kupelis jau derasi. Buvo pusė, o dabar... Būtų nuo to geriau. O dabar Paskolinti. Nupirkai tos poilsio namus prie... Tai ten buvai? Kam tau jie? Paskolink Keinį. Žentas... Keinys bus nelaimingas. Įlindęs į skolas. Va, visas. Keiniai. Kaminas pareš. To vieno palikti. Man tas parveš. Gerai, pasaky. Daktaras neleidžia. Pasaky. Jeigu nesant... Aš daviau žodį.
ir jo nekeisiu. Nori taikos, nori grįžti su gerom naujienom, duodu Keiniui laisvę. Sprendimas. Savai. Snukiu iš vis nešnekėčiau. Viskas, ką aš galiu dėl tavęs. Pavalgyk kažką, tai nuo streso pavėtis visas. Kas? Kiek aš tuoj atvarau? Santa pagrobė. Kas? Kažkokie lavonai. Tai namų šauti reikėjo. Viskas greitai įvyko labai. Jokį davė. Nu, atidariau duris ir iš karto jų. Kam mes daugiau reikalingi? Kas tas kybartas? Mes su jam pavarėm. O, kaip visiems pinigų reikia, šapakės. Aš skambinu Dariūnai, paskui paskambinu. O ką tu žinai, ką tai? Daug, tai va, susirinksim visos kolektyvas ir spręsim tada. Greičiau rakink. Dar apsvaigęs nusmūgiu. Nepažįstamas numeris. Taip, Cooperis. Kur Santa? Kokių iš pinigų nori? Tų pačių, kur pas Neringą paėmė. Aš atidaviau į seifą, padėjo, kažkas nugrochino, galvoja, kad mano žmonės. Dabar už valandos skambins. Vrot kampot. Prakeikti pinigai. Davai važiuoju. Santos nebus, kas iš to. O kaip tu darytum? Bilia, kurį jie neišmėtė, taip? Nu taip išeina. Ko iškart nesakė? O kas jį nustatys, imsim? Labai gerai. Pinigus įdarėsim. Padvėsus aslausis jiems. Jei paskambins, tem gumą. Sakyk, skambin dėl Santos. Sveikas. Ką veiki? Tuoj duosiu darbo. Gali duoti Jei, sakau telefono numerį. 99-911. Taip, tikrinti reikės. Bet panašu, kad čia lofai kažkur. Ei, vos gausiu tekinas ant padėklo. Aš irgi važiuoju. Ir kaip sako Jurkinas. Trukdysi. Išgirdo skambant ir išjungiu. Dai. Užsubinės skamba. Plotas netoks ir didelis, turint omeny, kad turi būti pastatas. Atveju įsipirksi, nu ką jau darysiu, o tą... Apie slidės, ne jis ten vadovauja, Kavenski. O čia kas tokie? Nu, rizikuoju, šturmavykai jau išvažiavo. Atsiliep, tylos. Ne visus ryte bus. Nelieskit Santos. Supratau. Blin. Šaudo. Tikri pekių. Girdėjai, po valandos mes čia negalim rizikuoti. Tik tada. Tavo bėdos, mūsų bėdos. Viską kontroliuojam. Viskas bus gerai. Skambi Cooperį. Gal atpažinti. Bandyk dar kartą. Ne, nu kažkas čia ne taip. Laukiam ar važiuojam pažiūrėti? Ką tu atsigal, važiuojam pažiūrėti? Pažiūrėjom. Estradai, kur jie? 26 kilometrė, nuėjo nuo autostrados, nepravažiuoju. Joma. Aš šausiu. Jie ką tik pravažiavo. Jurk daro, po miškus važinėjęs. Važiuojam, laukia turiningas vakaras. Mes jau vietoj. Vienas ant stogo, 2 prie įėjimo. Neaišku, kiek viduj. Snukius gerai išdaužykit. O tu neini su savo peiliuku? A ne, aš tavęs palauksiu. Įdomu kaip Cooperis. Patvarkė. Eina vidun. Viduj bus sunkiau. Šaudo. Jau. Jomajo, juk sakiau, kad tik snukius išdaužyti. Rot kampot. Kur Dariūnė? Nė vieną nematyti. Viskas baigta. Varom greičiau.
Šitie pagrindiniai. Santa prisidengia, norėjo pabėgti. Pinigai. Stokis, išteks klūpėti. Kas tokie? Iš kodėl nenorit normaliai susėsti ir pakalbėti? Ką moteris grobėt? Devilai. Kuperis nunešė mano pinigus. Jeigu jūs būt nunešęs, būtum paskambinti, ką šaudė Santai. Kas gazdino ją? Aš. Patinka šaudyti? Ką tu darai? Duok čia, duok. Lies manęs. Kas Santai? Jai dar šokas. Neatsigavo ir dėl tėvo pyksta. Klausyk, Kuperi. Nesikištų į tuos keinių reikalus. Iš tavęs prastas advokatas. Ilgiau negalėjai, ką čia nupirkai? Gi prašiau, šokoladinius. Nebuvo, tu bent ačiū pasakytum. Ačiū. Su jais. O, Kas yra? Ciganas rašo. Keinį mieste matė, 3 šauktukus uždėję. Įstrasina keinys. Po miestą marširuoja. Turbūt namuose užsėdo. Viskas atšauks sekimą, visi dabar ant akių turim. Pradėjo rinkti šaibas. Sakai? Aišku. Kuperį kaip žąsina nusmauks. Nu kur jiem dėtis? Neduos Kuperis babkių. Duos. Jis Santai ir tarpupirščius išlaižytų, jeigu paprašytų. O čia lemas. Gal kažkaip negerai iš savo imti, ką? Aš Kuperio neprašiau. Jis man neskolingas. O kam jis dalina pinigus, manęs nejaudina. Gerai. Kas gerai? Viskas gerai. Turėsim milijoną. Nereikės net loterijos bilietų pirkti. Tai vrut kampat. Ir tau nuskils. Ta prasme. Kai bus pinigai, nueisi keinį ir pasakysi, sudie, turiu raktus nuo jo namų. Tokių dalykų niekas neatleidžia. Gerai. Nueisi ir pasakysi. Dar ir tau nuolaidą padarysi. Važiuojam. Palauk, geriau ledų suvalgom. Kad odos nedergtume. Sakai? Atkalbinėt tave? Nekeiniui čia. Susimokės. Ir bus jam ramybė. Gaila, kad aš jo tik ubagų nepamatysiu. Manai, Koganai? Kad daugiau jinai niekam negali rūpėti. Reikia su jais pasikalbėti gražiai. Žinai, kur juos rasti? Nežinau, bet turiu vieną iš jų telefoną. Tik va, ką sakyt, kai paskambins. Tai gal jie prie jos lenda už tą pašą. Blemba, Kuperi. Vakar iš šūdo ištraukiam, o šiandien nujos varė. Paskambinė, paklausinė, kas ir Koganai. Nieko apie juos nežinom. Kam skambint? 118 informa. Visiems, kas čia neaišku. Gerai. Popiežiui. Gerai, gerai. Nenubėgau su Zajava į mentūrą. Ne. Tai reikia Dariūnai skambinti, tuos sutvarkiam. Tai... Nu tai skambink. Duosi man pakalbėti. Nežinau kur. Koganai. Kas per pasažierai? Da atvažiuok. Ne telefonų bazaras. Gerai, laukiam. Atlikė, tu bent žinai, kaip rastus Koganas? Koganas? Kuris? Slimas. Slimas? Kas per vardas? Mano vardas Kuperis. Įsigando. Na, kur Kaminas? Na, Kaminai? Neparašysiu, kur. Neatva... Ką, vėl Razborkas? Jo, ir vėl neringa varykščias supisėsi prastėja. Jeigu nieko nedarysim... Dėt gaidžius vietą. Nereikia iš... Manai, atsiprašys? Nereikia vietas. Kur strėlkai? Dar nenusprendėm. Sužinojau, kad broliai yra 4. Pofik, motinos, kas tokie, bandė? Slimas Klyraži. Naktiniam klube suorganizavo drakę 2.
Nieko tu gero nesužinojai. Paklausinėti, paskambinėti. Ciginas SMS aparatą. Juk nežudyt važiuokit ir pakalbės. Ir taip išgąsdins. Galiu ir... Tai peilį nebūna. Parašysiu SMS aš jam. Tai tai greičiau skris. Jo, pats sakė ir išvažiavo. Nori karo. Nenori, čia tik beletristika. Galiu pasimti, kalibras kaip tik mano dūlui. Tinka į apką. Rytai skrenda. Reikia Draugus laikyk arti, o priešus dar arčiau. Ir kūkų. Pakalbėk su Jurginu, tegu paseka tus kogonis. Kur gyvena, miega, kus barbanas, nu suprantite. Gerai. Gerai. Supratau. Perduosiu. Na, aš nežinau. Kas čia? Santas skambina. Apie ką? Apie pinigus. Kažkas atvažiuotų, sako, pakalbėti. Dėkui jums, kad atvažiavot. Vėl kažkas puola? Mintis puola visokios. Nu. Pasikalbėti norėjau. Dagai, čia pasikalbėti. Gali ir iš pažinties prieiti, išklausysiu. Kavos arbatos. Kavos, Lorenco? Gerai būtų kavos. Gerai. Kur tavo kuperis? Ką? Išvažiavęs trumpam. Tuoj grįž. Prašau, prisėskit. Garantija. Zys dėl tėvo. Tai gerai. Tegu zys. Išklausysim. Tu irgi galėtum nuolaidą kokį padaryti. Juk tėvai tai žvakė pirkti reikės. Žiūrėk, žiauriai geras džipas. Jeigu dar stiklus neperšanamus įsistatytume, iš vis būtų gerai. Gausim limoną. Nusipirksim. Aš tau sakau, daug padėsi. Ne, aš pati. Taigi matau rankos. Prašau. Tiek kavai. Kalbėjau, Santa. Kokios problemos? Tiesiog tėvui trūksta laiko. Bet nerandam pirkėjo per dieną, nesurasi. Reikia laiko? Savo žodžio nekeik. Prašau. Ji prašo manęs su... Prašo, kad tu jis neatsisako mokėti, o kada jau sumokės. Tai antrailis reikalas. Pardavinėt galit. Nežinau, mėnesį duokit. Na tiesiog, kad be nuostolio parduoda. Da mėnesį, taigi gali. Duodu dar savaitę. Bankų išstatykit, darykit ką nors. Gal atsižvelgiant, kad čia mes su Ginčiu. Prasidedam. Atsigeriam kavą. Tu nieko negeri. Kaip tavo tėvas. Suploka. Nu ko, taigi liepiau. Parodė savo. Mano. Tavo super. Aš pakeisiu. Nereikia. Aš to naujo padarysiu viskas. Alio. Ką? Mieste? Gerai. Klausyk, reikia į miestą važiuoti. Kavą dar gersi? Ne. Mes išėjom. Jo, ačiū už kavą, reikalai. Tai palydėsiu. Nereikia. Kas tau? Galva skauda. Stiprios kavos išgėrė, spaudimas sukyla. Praeis, einam. Neišgyventi, viskas bus gerai. Tegu zyzi. Išklausysim. Tu irgi galėtum nuolaidą kokį padaryti. Juk tėvai tai žvakė pirkti reikės. Suprantu, spaudimas nekrenta, o kyla. 190 ant 130, nesuprantu. Klausyk, reikės padaryti tyliai. Ne. Tai ką, atsukilo? Iš ryto viskas buvo gerai. Kavą padarė stipriai. Paragavau ir prasidėjo. Tik patraukiau. Ne, mane slepiat. Na va,
Savo praktikoje ant pirštų galiu suskaičiuoti tokius atvejus. Tai, kai išgėrė kavos, haliucinacijų nebuvo, kalba nebuvo sutrikus? Šauna į galvą. Toj kavoj galėjo kas nors būti. Nu, tipo, nuo jos ir temperatūros perteklius nepajutai? Kaip tik silpna pasitarė. Nieko negalėjo tai kavai būti. Paskui irgi svečiuose buvo. Koks? Nieko, nusiramink. Suleisiu vaistų, spaudimas turėtų sumažėti. Garantuotai zysteltė. Digul zyzį, išklausysim. Galėtum nuolaidą kokią jai padaryti, nes tėvui vis tiek žvakę pirkti reikės. Sveiki, buvau prisnudęs, kažką praleidau. Leidi gerti. Kad nesinervuotum. Aš ramus. Dės. Dabar iš mūsų juokėsi gandonas. Sikni, kad jie patikėtų, kad tipo tu patikėjai. Jo, dabar nereikia judinti. Siūlai pasiduoti? Gal man dar ir susimokėta, važiuos koganai man slėptis? Nu nebus tokie durnik. Nelauksim. Patys nuvažiuosim. Klausyk, pas koganus tokios panetkės. Patarysim, kad suprastų. Būdinga šokinėti pagal jų sąlygas. Jo, nereikia eiti pagal šniuriuką. Išsigandot? Pinigus, kad gaučiau tą projektą ir dabar, kai liko sudėti parašus. Klausykit, nesugriaukit man europinės varkės. Ne apie tai, kad... Žodis ne taip ir Lorenzas vers ką nors iš koganų. Taip. Tik tai taip. Vrotkampa. Kas sakulkam? Tada jis ir gaudys atgal. Lorenzai, ką tu čia? Arba vaikščiosim po 4. Galiu. Tada prasidės. Jo, arba rast momentą, kai koganai mūsų nelauks, o tada... Daugiau nieko nebazarinsim. Eina minutėlį pasitarti. Ką nusprendėt? Nusprendėm, kad daugumos nuomonė reikia per daug žiūrovų. Reikia palauk, kol išsiskirti. Tada, nepasakosiu, perskaitysit laikraščius. Atsimksiu. Gerai. Apie koganus pakalbėsim vėliau, šiai dienai bazaras dar reikia. Einam, aš jūs išlydėsiu. Tik, kad nelauktų. Metas, važiuojam. Nebedega. Vienas? Vienas. Nuimk laiką. Užmigs greit. Gavo stogą, tai miegos kaip meška. Ar neisi? Jau. Nepasitikti būčiau miegojęs kaip užmušta. Tas sprogimas ištaškė miegą. Ot gerai. Jo. Pasivaikščiojimas padeda. Jo. Pasivaikščiojimas geriau negu bėgiojimas. Kodėl? Zuikis bėgioja. Vaikšto. Aš tai gyvenu 100. Klausyk, aš... Nafik. Būtų priežastis išeit pasivaikščioti. Šunims patinka vedžioti žmonės. Gerai, kad kainys neturi šuns. Man šuns būtų labiau gaila nei... Kamni, nu pasakok. Pas Keinį. Gal su tavim pasitart reikėjo? Keinys man neberūpi. Tas Keinys šunišką uoslę turi, užuodė ir pabėgo.
Norėjom viską pabaigti, kol neprasidėjo kipišas. Aš nesikišu. Viską dariau dėl Keinio. Dabar tegu pats machalinas. Reikia paspausti. Taigi susitarėm, kad laukiam. Pasikeitė situacija. Ir ką tu sakysi Koganam? Duokit man Keinį, aš jį užversiu. Tai nesėdėsim čia ir nieko neveiksim. Presuotus Koganus reikia. Pusėje tu rankoje kuo ar dar tos butelio, kad laiškas dugne butelio. Kuris čia be nuodėmės, lai meta tą akmenį, akmenys modumas. Kuris čia be nuodėmės, lai meta tą akmenį. Įsivaizduoji, ten buvo šito Laurenco kaminas. Tai jisai norėjo mane nužudyti. Kaip negali būti baigtų? Gali. Žinok, vos pabėgau. Dabar aš esu pas Koganą. Bet ir čia man kažkaip tai, žinok, labai neramu. Labai. Tėti, jeigu Lorencas taip daro, niekas tavęs neapsaugos. Tu tuoj pat turi dingti iš miesto, tėti, tuoj pat. Bėk, tėti. Dabar pat bėk iš miesto. Girdi. Tai akmenuką mes ar ką? Palauk išai. Ko reikia? Mums reikia Kogano. Lorencas. Žinai mane? Keinys. Ko tu nori iš Keinio? Pola ir ramiai gyvens. Mane kitą kartą atvažiuosi neperspėję. Pakalbėkim. Jis to moka, tada padėk ištraukti iš jo limoną. Pusę tau pagalvok. Mes išvartytume vienas kitą dėl to bažygos. Spręsk jau problemas. Klausyk. Kokiam atsakymui? Sužinosi. Patrauk savo žmonės. Man tie... Keinį. Pinigai per pusę. Toks mano pasiūlymas. Siūliau pasidalink Keinį. Kaip suprast? Pusiau. Perpjaut ir pasidalink gabalais. Dirbu, viso gero. Tai tik dėl to pasitrauk? Tai kas atsitiko? Iš kur tiek gavai? Žinai, kiek aš sukišau pinigų į tą projektą? Aš nupirkau savivaldybę projektą. Bet ko tu nori? Tai kažkaip reikėtų kompensuoti, amortizuoti. Tai tipo mes dabar tau pinigų, ne? Geras klausimas. Klausyk, aš viscininkai, dar ir neringa vietoj Zylės, bet į nieko ne... Dabar mes tau turim susimokėti. Apie kazino atėjai, pastatėjai 800 štukų ant ruletės. Ten geras projektas buvo, žinai, aš nekaltas, kad jūs nesidomi. Kamenį, davai vandens atneš. Man tie tiltai niekada nebuvo įdomus. Aš tave supratau. Bet tai viskas sudė. Kur vanduo? Tu dirbai bendram šeimos labai. Būtent taip. Ir tau nepasisekė. Žiau turėjau įnešti. Tu įdėjai 800 štukų savų? O ką čia domėtis, kai tokie pravalai? Viktoras minusė. Jo. Bėdoj nepaliksim. Atstasysim į pliusą. Aš aišku galiu kažkiek tai palaukti. Ne iš karto surinktos 800 tūkstančių. Kiek tu ką visų nori? Viskas gerai, Kuperį, atlyginsim. Grįžk
Prie pypkių. Ne. Ką pasidarys viršaus, viskas tau. Mat taip išlipsi. Nesupratau? Ir dvigubai daugiau. Ir iš mūsų legalių verslininkų. Vilkas visą laiką žiūrės jūs visus. Su pontu. Vogt pinigus iš valstybės lengviausia. Nu va, pritaisiau. Paspjaudyt reikia. Ką čia darot? Kaminas snaiperį susapnavo. Aš ne čia dedasi. O kam? Kam? Darys. Ačiūs killerį, jam. O iš čia, kaip tik Lorenzo namo langai gerai matosi, jeigu šaustai kažkur iš čia. Tai jau pasižiūrėti, ar negulėt, atrodo, kad negulėt. Nieko nedarys tas keinys. Darys kas nors, ką nors, ar nedarys. Reikia tai Kaminas suras snaiperį. Tave ne mane. Einam. Perspaudėm Lorenzai. Viktoras mėtosi portfeliais. Aš noriu. Be mūsų pagal. Pirma pinigais. Už kiekvieną Viktoro bandymą biznį. Nu kokius kursus, kad čia nusišneki? Kad jau Oktroną nepapultų, kišo babkę. Visiškai persiutęs. Mes turim jam Atvažiuok ir tai. Kasdien keiti nuomonę. Aš tik dabar realiai įsigilinau į situaciją. Viktoras ant ribos, sakau tau. Aš nežinau, ką jis darys, jeigu mes nepadėsim. Gerai. Mums reikia pagalvoti. Gerai, tada jūs galvokit, o aš padėsiu, kuo galėsiu. Galvokit. Gerai, varau aš. Pinigai. Kad tau senelį kas kokį saldainį atnešt, bet ne visi. Reikės padėti Viktorui. Jei vienam iš mūsų yra blogai, kita visus kiek turim. Lorenzo, palauk. Visus. Nu, žiūrėk, po laipą. Įvariu žiūrėti, kad būtų patogiau į šikną susikišti. Mes tą zoną šaibų. Patogu? Ką? Kiek čia teks? Kusika, visus. Ir sudėk normaliai. Visus nuveš. Kai sutems, neik prie lango. Nu, žinai, maža ką. Žiūrėk, šitą paspaudį, įsijungia kamerą, pavadink. Kaminai? Ką? Vinių primėti, kad... Nesisaugosi, ims tave ir nukeps. Klausyk tu, jau sakyk, kaip čia pašviesinti. Pravažiavimas, išvažiavimas. Žiūrėk, sulėtini greitį. Pristatytim. Baigt sveikti. Žiūrim. Tu anksčiau apie tai negalėjai pasakyti. Tai kad sakiau, kad... Viktoras atvažiavo. Einu, atidarysiu. Tai... Eik. Niekaip nepagaunu. Gal užgėrė tas tavo liukas? Negeria jis. Sakyk, Lorenz. Reikia sierių paskambinti. Dar taip nėra buvę, kad neišeitų ant ryšio. Ką čia žiūrit? Snaiperis čia gali gulėti, nes iš to kampo mūsų namo langai matosi. Koks tu žuolaidas? Taip, atsargagė tylė, gerai dar. Nu davai. Poнял? Bavai. Kaip? Niekai. Niekas neranda. Žinotumėm. O tai buvo anksčiau, kad jis dingtų. Ne, jis visą laiką perskambindavo. Palauk, paskambinu. Kažkas nutiko, tai mums, žinai, batai. Atsirado liukas. Kas tai medžiojo? Nesakė. Galvoju, labai juokinga. Jūs ką nesuprantat, ką tai reiškia, kas užsirūkė? Sakyk, ką turiu daryti, kad situacija pasikeistų. Nežinau. Tu net neieškai. Nu tai prazonis blogiausiam Kad jie tylint nori. Gerai, kad mes kameras pasistatėm. Išvis kam tos kameros? Ką? Savo žmogų gali atsiųsti. Vėl išgazdinat. Aš sakiau, reikėjo susitaikyti, dabar turim dar... Taip parskrenda. Kada tiksliai? Bet... Kuperį. Pasakyk Dariūnį, kad su savo žmonėm pasitiktų. Kaip tu mento pavadė? Ručis.
Čia tas pats, kur dėl neringos tarė. Da gerai, jis neringai gyvybė. Dirbs. Tai rasim, kas vietoj jo dirba. Žino, ką daro. Liukas kitko negeria. Kalbėsim, paskui miegosim. Fūros laukia, reikia, kad bent tas pakrautų. Tik tai dirba. Klausyk, aš nuo tavęs figėlinu. Kas yra? Kas yra? Kas vieną kartą susimoka, tai paskui moka ir moka. Klausyk, kas turgui pardavinėti. Mes visininkam visiems. Ramiai. Gal palaukim. Maskolius. Atidaryk. Tegul... Prut kampot. Zakonnikas. Mane zapatlo. Paduok man, aš įpirsiu. Aš įpirsiu. Juchlin! Uždaryk klevarėską, sėsk. Tavo prie stalo! Ką šventi? Kas yra? Ką šventi, Klau? Antrą gyvenimą. Gali pasėdėti ramiai. Aš tas... Klausyk, ten 3 fūras laukias, praeiti. Tu gali... Mama! Išgert su jumis. Lorenzai, o kaip tavo sveikata? Ska toks iš lėktuvų išlipo. Vrot kampot. Ką Rusija su žmonėmis daro? Turiu blogų naujienų. Saugai pasirodė. Saugai? Veiksme? Taip. Padarė Maručius. Surinko kompromatą apie Povilą Mačį. Ėmė pinigus, užfilmavo ten. Ir už tai užversą atbėgo? Dar išlindo. Jo. Buvo makaras, atsirado nuo protų nušokų. Kilina beveik palauk. Priėmiau Maručiui komandorus. Kuperio mažiau parinkis. Kas padės Maručiui ir neves. Kuperiui apie saugų sakei? Ne. Gerai. Kaminai sakei? Ne, tik tau. Nu, rimtai? Gaudė Maručį. Naglai atėjo į ligoninę, kai sūnų lankė. Gerai. Norisi jūs troškit. Kas jis tokie paprasti pieškas? Jie tik vykdo zadanijas. Paurą nužudė. Liuką paguldai? Jo, parp. Švarką prašmanavau. Vien baksai. O ko tu nori iš manęs? Turiu prašymą. Sakyk. Reikia ištraukti... Gyvenime niekad mentui nesupadė. Patylėk. Gerai. Čia tik tavo žodis gali lemti, gyvens Maručius ar negyvens. O ko nori Maručius? Kompromatas. Kas čia? Įtrištų medelis. Kaip viskas sumažėja? Greit ir žmonės čia. Ką? Sakai, Maručius nori gyventi. O ką mes mainais gausim? Va, tada pamėginsiu. Hernė. Kas čia tau hernė? Viskas hernė, gal pinigai netikri. Gal jis... Šito filmo užtenka, kad Mačys lėktų iš vieros pabaiga kaip tau. Išjunk. Ką darysi? Gesinsiu gaisrą. Liukas dar pažiūrėk. Kaip miegojai? Blogai, per daug išgėriau. Skambink visiems, tegul privažiuoja. Ei, a tai kur maistas? Kur bus kaminai? Kepurė neliko. Jo, tinka. Atrodo kaip šūdas. Lorentas skaičiai. Čia kas tokie? Na tai kaip neišeit? Ašgi iš podpolinio fabriko cigarus pirkau. Tai. Ir siras buvo. A jis nieko nežinojo. Aš tariausi su to Kazbeko ar Gruzinų, su to, kur gerai sutarėm. Tai tas išgirdo, kad Stefka Liubertas važiuoja, sako, vsio, teks reikmok. Nežinau, gal, žodžiu, daviau aš atkazą, tai sėdau į mašiną, iš automato pradėjo pilt, kritau pasidinėt, nežinau. Skambutis į duris, atdarau mentai. Mentai mane. Iki ryto pralaikė. Pirkau, nuomojau. Tai kol neatėmė, prakaliau visus. Tema baigta, ačiū visiems už partiją. Pabaigsiu čia reikalus, jis kas skambina. Vanioj turbūt. Pabandyt?
Čia buvo tokių bandžiusių susitart. Ėjimas. Ir bus, taip sakant, apie 25. Nu tada batai. Po savaitės sužinos, kas užsakė ir vis tiek užtrumpins. Nėra išeities. Yra. Kokie? Sandėliai. Stogas mentūroj. Nedaug darbo. Čia metams beveik. Kokiems metams? Galima viską atkelti kitoje vietoje. Nukreip tas šaibas, kur sumetėm Viktorui. Iš visi nauja. Taip, nes aš nematau kitos išeities, kaip greitai pasikelt. O, bet... Jau 100 kartų perkalbėjom. Glušas tu visai. Aš pasakiau, man reikia važiuoti. Ko saugumo? Sėdės namie, jeigu norės kur nors išeit, tai tik su apsaugu. Čia? Nu, lik čia. Paraš na vietą. Gyvatės tokias vietas mėgsta, jos čia veisis. Jo. Apie saugų negalėjai žiūrėti. Atėjo neramus laikai. Tu apie Maručį? Taip. Važiavau dėl jo pasikalbėti. Komandorai gina Maručį. Taip, aš žinau. Aš sukūriau komandorus tam, kad atsiradus reikalui duotų Andorai gins kiekvieną, į ką nusitaikė saugai. Bez pridėlų daugiau nebus. Ligoninį vos neįsišaudė, kad pasitrauktumėt nuo Maručio. Bas kraujo, kam to reikia? Jis mane nori nuimti nuo prokurorų. Jau nebenori. Kas iš to? Gal 100 kopijų prisidaręs? Maručis tave palieka ramybėje. Atsakau. Man to neužtenka. Padar. Noriu, kad duotum žodį, kad Maručis daugiau nebekels problemų. Duodu žodį. Taip ir bus. O jeigu išlys iš tavo kontrolės? Jeigu bus kitaip, tada galėsim Maručių žversti. Gerai. Aš priimu tavo sąlygas. Bet dar ne viskas. Kas dar? Tau neatrodo, kad laikas, kad nekalta? Tu apie Keinį? Taip, apie Keinį. Jis kaip koks amžinas žydas, klajojantis po pasaulį. Nepyk, čia mano reikalas. Lorencai, aš pasitraukiu nuo Maručio, tu pasitraukiu nuo Keinio. Kam saugot vieną gyvybę, jau galim saugot 2. Tebūnie, tegul tas amžinas žydas keliauja toliau. Pažadi? Lorenco žodis. Jeigu jau kalbam iki galo, Koga mums parduok, kad neliestų Neringo. Auštantis rytas horizonto toliai, kiek dar kelionė truks, broliai, kiek dar dienų kol nuguls, žodžiai teisingi kieno pusėje tur. Taip, nebereikia žiūrėti praeitį. Palikim jie mirusiems. Nu, man aiškus tie tavo hodai. Paliekam Keinį, o vietoj jo gaunam kažkokį tai užkietėjusią mentą. Nu, kokia jų mums iš jo nauda? Ką nori, kad prasidėtų karas? Liukas, kiek problemų užvežė. Man su Liuku viskas aišku. Nereikia, ačiū. Keinys būtų dar bent šitą sumokėti. Ėmė Kuperiu.
Ir pasakyk, kad Keinys mums nebeįdomus. Tik grįžti ir ganosi. Skambiai. Ir dėl tų komandorų. Viskas gerai. Ligonėje jau buvo susidūrę. Dabar žinos, kad gali gauti ragus. Kada? Tuoj ateis. Turit naujienų? Taip. Maručiui niekas nebegrįsi. Buvot susitikę? Aha. Perdaviau kapstysis po prokurorų. Garantijos baigėsi. Neringa. Apsaugą galiu atšaukti. Gerai. Norėjau paklausti, man reikia važiuoti tada? Gerai. Reikos su žmonėm nesisveikinai. Tai kad... Palauk. Mes tu viskas sutvarkėm, kas nelies. O tu sakai, nepadėko. Tai bijau, jis ant manęs rėkia, jis man grasina, jis tikrai mane išmes į gatvę. Kas šiandien žiūrė? Kitas susirado ir pablūdo. Pats pasakė? Ne, bet paskui pats prisipažino. Nu kaip tu sužinojai? Dukra mieste jos pamatė. Jis jai movė su biznį jokie. Jam rūpi tik jį ir kaip išmest mane į gatvę. Neišmes. Mes šaibas Viktorui sumetėm, kad jis biznį sukto, jis ką daro. Skiriasi. Lorenzai, labai eksu jau. Tu paskutinė mano viltis, Lorenz. Garuok, mes su juo pašnekėsim. Prakontroliuosi. Tu išgerk. Ačiū. Banaliai paklausiu, kaip tau sekasi? Mažai laiko dar praėjo, kad turėčiau kažkokį rezultatą. Nuskiriuosiu, o ką? Ir nori nuogą basą palikti. Ką? Iš visko šitaip susidomėjot mano skyrybom. Atsakyk. Gaus pusę turto kaip ir priglaudo. Ei, gal nuleidžiam gazą, gerai? Nu, ką čia reiškia? Tai reiškia. To kaip ten pispirtėlą. Asta nori visko. Logistika. Jūs patys žinot, kad viską sukūrė Normantas. Astos čia nebuvo nė kvapo. Kodėl? Todėl, kad nenoriu. Čia yra mano reikalas. Iš visko čia kišatės. Asta, buvo čia. Gyverkė. Nu ir kas, kad verkė? Skriaus moters. Savo dukters. Negaliu, kodėl negaliu? Ką? Vat kodėl negaliu? Kas tu toks? Vat kas tu toks, kad man aiškintum gyvenimą? Tu man esi nulis. Aišku tau. Raminkitės. Jeigu šitas dar kartą mane pavadins šestorkė šyš. Vrut kampotą. Tai ko tu nori, liukai? Aš noriu su juo pakalbėti. Kažkas medžioja. Lietuvoje turi pažįstamų. Tai vat kas? Kas bus, jeigu tu išsiaiškinsi, kad mamajus? Kas tau už to? Žinai, kas bus? Kampot, prisiveikęs iki ausų. Tai galiu ar negaliu nueiti pasikalbėti? Eik. Dariūnė kilerį pagavo. Norėjau liuką nulopyti. Pagavo, kur jis? Liukė. Tegul kalbasi, laiko turim. Nieko nereikia. Vrut kampot, užtenka. Viskas. Jau. Intelektualu. Blin! Avana, ką darom? Atsikratyti reikia. Pakasti ir viskas. Pakasi tą šnaimes, jei kas paleidžia. Nafik iš vis reikėjo priimti tą mentą. Dabar Štai sakyk. Atvežiau, palikau, o ką ten... Pamokėsiu Maručių šaibos, man gyvybę išgelbėjo, aš pamokėsiu, aš tikrai... Man viskas baigta. Šitą, nusiprausti. Dar kartą mes jį paleidom, aišku? Aišku. Sorry, kad taip gavosi. Svarbu, kad tu gyvas, o ne jis. O, žiūrėk, kokį radau. Ką man rodai? O tu žinoj, kad namuose turi tokį kastilą. Kam jis tau, ką? Tai juodai dienai. Rydikėlius, murkytes. Kamera laukės. Denk.
Tu vieną žinai, kur užkasi. Iš pirmo šūvio nukalė. Negalima gatvėje stovėti. Reikia jį surasti. Keistas tas jo dingimas. Milijonais. Važiuokit, suraskit. Kylam. Viktoras viską pardavė. Sandėlius, firmą, Astos namą, viską. Netikiu, kol pats Viktoras nepasakė. Atnešė juodai ant balto, kitas savinis. Darių netai. Telefonas buvo išjungtas valandą po Liuko nužudimo, už miesto, jau autostradoje, kažkur 32 km. Ką tu čia padarysi? Žiūrikė viską apskaičiavo. Dabar jau man aišku, kaip viskas buvo. Jo, Maručius beveik viską išrišo. Duok man laptopą. Parodys. Tuko ant rago, a? Jo. Yra Udovenko. Sutapimas? Pakartojo. Jei nebūtų moteris, sakyčiau, labai logiška. Sena istorija, tavęs dar čia nebuvo. Jo, pastovėk, kol tave nušaus. Nepasakok ir viskas, kaip žmogaus tavęs prašo. Ką ta policija? Čia tik versija. Pagaus, paleis. Lin Viktoras. Gaidys. Tik nesakyk, kad vodkės neturi. Tai iš čia... Tipo ruošitės skelbti vendetą? Ne, aš važiuoju ilsėtis. Eik, tu ne mūsų žmogus. Aš irgi varu. Nu tu. Už Liuką. Gaudysim gyvatės. Viktoras čia kalčiausias, aš kogamam net nežinau, ką sakyti. Visos užvė. Gal kam aš sukūriau komandarus? Kaminai patsgi, Jurkinui ką tik sakei, kad kitos mostės. Gerai, pradedam nuo Viktoro. Paimsi 2 žmonės. Pas savo kentą, Kaminai. Banginį. Ei, banginį ir šnyrių. Skrenda į Kiprą ir prašmanuoja Važiavo. Liukas norėjo Kiprį įsikurti daug pasakų. Tu nesupranti, Viktoras pavogė ne tik Liuko milijonus, bet ir jo svajonę. Darykit jūs kaip norit, bet jeigu Viktoras paklius man į rankas... Lorencai, aš jį plikom rankom pasmausiu. Ai, negaliu, rankos dreba. Pati visą drebu. Tai liepia įsigrausit. Taip, ir labai griežtai, ir be teismų jie negali. Kie čia dar teismai? Kie čia teismai? Ir ką tu jiems pasakysi? Pasakysiu, kad bespridėlas stumia. Štai ką aš pasakysiu. Tai jie tą ir taip žino. Dėrėtis reikia. Jie perėmė firmą, ten mano akcijos. Mainai, tegul Astai. Lorenzai, atsirado viltis. Žinai ką, Lorencai? Tu pasiduot siūlai. O reikia rasti Koganų silpną vietą ir prasmugiuot. Ta visada spėsim padaryti. Pas atėjo, aš atidarysiu. Koganai? Švies. Sudėsim taškus. Ką pasakysit? Nesitikėjau tave čia pamatyti. Klaidas daro. Jūs darot klaidas. Keist. Mes klaidos nepadarėm. Beje. Kokia klaida? Namas lieka šiai moteriai. Dovanojam? Pasirašyta notaro. Ir mano akcijos. Tikrai? Popierius pasikelk. Čia derink su nauju direktorium. Aš manau, kad rasit bendrą. Negaliu patikėti. Taip. Turėjau garbės. Markai. Keinys direktorius? Čia rimtai antspaudas parašas. Negaliu patikėti, kaip faina. Negaliu patikėti. Jie pažadėti Koganui, kad tas nei iš jo, nei iš to tokio... Nepanašu. Man nebus mūsų Kuperį galvot, Keinys direktorius. Skambink. Kam? Keini? Supratau. Čia tau dėka. Tau reikia dėkoti. Taip Koganas pasakė. Mes norim žinot, ką tu su juo kalbėjai.
Su juo aš iš vis. Dismykštė. Kažką tu čia nedasakai, kažką tu čia konstruoji. Iš kur aš žinau, kas tam Koganui užplaukė? Balso, mes norim tik aiškumo. Aš pasakiau, kaip viskas buvo. Jūs Kogano klausinėkit. Man klausimų bus? Ne kad pasidžiaugtumėt dėl Astos, tai sėdi čia ant izmėnų. Dėl akcijų savo irgi kalbė. Tai ko neskambinai? Nu tai galvoju, atvažiuosiu ir pasakysiu, pakalbėsim. Kalėti. Ką darysim su Keiniu? Pradėjo ant Keinio bačkas varyti, nu kam? Ką tas duos? Tuo labiau, kad buvo susitarimas. Jie iš mūsų firmą šoks. Tie irgi mokės. Mes pasidarėm komandorus. Kad saugotų, o nepultų. Lorensai, tu nori pradėti karą? Kuperis bijo. Norit, strateguokit jūs čia savo karus. Man nebeįdomios jūsų konstrukcijos, viskas. Ei, Kuperi, kur tai? Tu šito Kuperio, tik tai gerklė. Darinės užteks. Be manęs. O vienys sutvarkysim. Dabar supranti, kodėl gerai, kad pasitraukia Kuperis. Taip. Taip, tavo. Žmogus nebe mūsų, todėl ir atsako. Aš negaliu patikėti, kad Keinys nepasakė Kuperiui, jog Viktoras Koganas parduoda savo firmą. Savus pinigus atsiėmė, mums nieko nepasakė. Tai ir sakau, Keinių žmogus visus mus išža. Gerai, tu eik priimk. Čia reikėt. Istorija. Iš zonos laikų prisiminėm. O, banginis prieš mėnesį atsimetė, tai dabar sėdim aiškiname. Kokia istorija? Rotkam atrado problemų. Einam į virtuvę. A tai fruktas. Čia ne fruktas, čia saigakas. Yeah. Lorensas visada turėjo gerą galvą. Dabar. Abusikas yra? Gerai. Viskas aišku. Tai darom? Darom. Dar lemonę su išmuši. Pusė apšeką, kitą pusę į 4 lygias. Darom. Buvo įgarsintas, čia ir durnių buvo aišku. Ir dar masalas tau. Babkės mašinai. GPS blakės neturi. Mobiliaką dar miestį. Veskit į vidų. Ką, pavalgom? Atmazą darom? Tam reikalui ir buvo nu. Lauk, palidėsiu. Nu ką jūs darot? Ką darot? Raminkis. Kafkaną darė. Su mentais laukia. Ką aš jums ne vieną kartą sakiau. Tų pinigų neturiu. Ar girdit? Jis perėjo į tavo pusę. Tvarkysite. Dar. Ką? Dabar tau atrodo, kad visi aplink žmonės tavo priešai? Skaldai juos. Klausyk, imk ir skambink. Tegul kalba. Tavo gyvenimas baigėsi šiandien. Tu esi pasmerktas. Visi, kas prisidėjo prie mano moters mirties, gyventi, susimokėk. Čionis, tau viską atleidžiu. Viską. Ir aš dėkoju Dievui, kad... Nes kitaip būčiau nesužinojęs, kas. Lorensai, tu žinok, esi mano... Skambink tu greičiau tik tai. Gerai. Tuoj akinius. O tai, pamiršau akinius. Gal atveš? Policija, jūs apsupti, prašom išeit po vieną. Jau atvežė! Gyvas iš... Lorensai, liaukis, ramykis, ką tu darai? Policija!
gyvas. Erlandas Laurinavičius. Pravardė? Aš pasakiau viską. Ta prasme. Apklausa ką tik prasidėjo. Ir pasibaigė. Nesupratau, jūs atsisako duoti parodymus? Eik. Ką, ne čia papuoliai, kad prie durų stovi. Gali, sėsk. Čia dabar bus tavo vieta. Mašiną kirtau. O kaip neįdomu. Nu mes ne mentai, gali nepasakoti. Nu ir gerai. Apelsinų noriu? Gyvenime svarbu 2 dalykai. Nesijaudinti ir gerai maityti. Na, aš Kambinas. Jį Lorencu gali vadinti. Ką girdėjai? Na, kad mašina sprogo, kad ką... Jos nenuėmė. Jie užmušė. Užmušė, reikia sakyti. Užmušė, reikia sakyti. Toks buvo jos vardas. Tu bachūras Tukačius. Tai aš tave mėgantį užmušiu. Niekada nesusidėjęs dar. Na, tai gerai. Gausi liktinai ir išeisi. Visą ten to būtų negerai. Kaip pavardė? Geras. Bet jis tik jau buvęs. Tu daugiau niekada savo tėvą nevadink ment. Jis tik savo darbą dirba. Na, savo. Nu ką, metas miegot. Žadik, kaip gaisratė.